Sveiki, jeigu jūs auginote kažkokius augalus, sodas, daržas, kambario augalai, žiūrėkite šį video, tikrai jums bus aktualu. Nes tikrai žinau, jeigu kažką auginate, tai jūsų augaliukus puola tam tikros lygos ir kenkėjai. Dabar pristatysiu jums priemonę, kuri tiks bet kuriam sodininkui, daržininkui. Jinai yra universali ir tinka visiems augalams. Nėra jokių apribojimų. Jinai nepalieka jokių chemikalų kažkokių pėdsakų. Jinai netgi neturi karencijos laiko. Jūs galite nupurkšti iš ryto derlių, jau derlių. Jinai išdžiuvo, tą derlių nuplaunate po čiaupu ir iš karto valgote, nebijodami, kad kažką prarysite nuodingo arba duodate tiesiog savo vaikams. Čia inovatyvus produktas, kurio rinkoje kol kas nerasite analogų. Bet ji jau yra išbandyta. Lenkijos ūkininkai jau išbandė, įsitikino jos veiksmingumo, naudingumo ir natūralumo. Būtent todėl ir išduotas tas ekologinis sertifikatas. Ir dabar jums paaiškinsiu, kasgi vis dėlto tai yra, kas yra viduje, kokia sudėtis, kam naudoti ir kodėl gali būti jums naudinga. Pirma, tai yra preparatas, kuris vadinasi Agro-ECA Protect. Kas yra ECA? Kodėl ECA? Nes ECA tai yra elektrolizuotas vanduo. Čia yra pirma iš sudėtinių dalių. Tik vanduo ir valgomoji druska. Padarome elektrolizę ir tada gaunama hipochloro rūgštis. Pasirodo, kad valgomoji druska, jos cheminė formulė yra natris ir chloras. NaCl. Natrij chloras. O elektrolizė išskaido valgomąją druską į natrį ir chloro, hipochloro rūgštį. Ir čia prasideda įdomiausia. Pasirodo, kad tą būtent hipochloro rūgštį gamina mūsų organizmas. Ir dar pasakysiu net daugiau, kad mūsų organizmas be tos rūgšties neišgyventų. Nes ta rūgštis dalyvauja mūsų organizmo imuniteto veikloje. Mūsų kraujo ląstelės gamina tą rūgštį tam, kad susidoroti su kenksmingais mikroorganizmais. Tai yra bakterijos, virusai, grybų patogenai. Ogi tai yra pagrindiniai sukėlėjai visų ligų ant mūsų augalų. Ir su šią priemonę, su hipochloro rūgštimi, mes galime pridėti mūsų augalams papildomą labai stiprų imunitetą, kad jie galėtų apsisaugoti nuo grybinių, bakterinių, virusinių netgi ligų. Efektyviausia ir naudingiausia yra prieš grybinės ligas. Tai yra ir miltligė, tai yra ir rauplės, ir netikroji miltligė, ir dėmetumai visokie, labai daug ir braškių pilkasis povinys, labai daug tų grybinių ligų. Ir mes duodame papildomą imunitetą mūsų augalams, dėka kurio mūsų augalai patys kuo puikiausiai gali apsisaugoti nuo tų nemalonių dalykų. Čia pirma sudedamoji dalis, o antra sudedamoji dalis tai yra ceolitas. Ką padaro ceolitas? Kada mes apipurškiam augalą, apipurškiam lapus visus, tai mes padengiam tuos lapus labai ploną, nano praktiškai plėvelę, kuri stimuliuoja fotosintezę, stimuliuoja augalų pasisavinimą ir šviesos, ir maisto medžiagų, riboja augalo drėgmės praradimą sausros ir karščio metu, kas yra labai naudinga kartais, kada pas mus užeina sausra. Ir dar dėka tos plėvelės, pavyzdžiui, sulčius čiulpinti kenkėjai, pavyzdžiui, amarai arba erkės, tos plėvelės nemėgsta ir mažiau puola mūsų augaliukus. Ir greičiausiai, jeigu mūsų augalas bus apipurkštas, o kaimynų ne, tai jie tada nuskrys tenai ir tenai darbosis, o mūsų augaliukai bus jiem nelabai skanus ir patogus. Todėl dėka ceolito mes galime sumažinti ir kenkėjų kiekį. Taigi ši priemonė atlieka 3 pagrindinės užduotis. Padeda augalams apsisaugoti nuo ligų, padeda neprarasti drėgmę karščio metu ir padeda apsisaugoti nuo kenkėjų. Efektyviausia ir naudingiausia, manau, kad yra pirma užduotis. Iš karto pasakysiu, yra tik vienas apribojimas, kad Agro-ECA Protect negalima maišyti su kitais produktais. Nesvarbu, ar tai bus pesticidai, ar tai bus trąšos. Ir negalima maišyti su bakteriniais preparatais, kur yra gyvos bakterijos.
Dozavimas apskaičiuoti labai paprasta. Čia yra pusė litro talpa, 500 ml. Ir tuo užteks 20 litrų tirpalo paruošimui. Arba pusė šios talpos, 250 ml, atitinka 10 litrų vandens. Labai paprasta. 2,5 litro talpa, jos užteks 80 litrų tirpalo paruošti. Arba 8 purkštuvai po 10 litrų. Tai yra labai paprasta. Svarbu žinoti, kad kada jūs purškite augalus su šią priemonę, stenkitės padengti abi lapų pusės. Ir iš viršaus, ir iš apačios. Tačiau, kad jie nelašėtų. Atlikite purškimą arba ryte, arba vakare. Purškimo dažnumas. Pavyzdžiui, šiltnamyje, kur nebūna lietaus, purškite kas 2 savaitės. Pirmą purškimą atlikite 2 savaitės po augalų pasodinimo ir po to purškite kas 2 savaitės. Lauke augalus purškite po lietingų dienų. Pavyzdžiui, štai šiandien prasideda lietus ir pagal prognozę aš matau, kad 3 dienas dabar lis. Tai po tų 3 dienų, po paskutinio lietaus, aš atliksiu purškimą ryte arba galima vakare. Galite purkšti netgi ant drėgnų lapų. Pavyzdžiui, iš ryto, kada turime ant lapų dar rasos, arba lapai dar drėgni po paskutinio lietaus, galite purkšti netgi ir ant drėgnų lapų. Jeigu stovi ilgai sausi orai, tai tada atlikite purškimą lygiai taip pat kaip ir šiltnamy kas 2 savaitės. Jeigu naktimis labai drėgna jau rudeniop, tai galite tada atlikti purškimą kas savaitę. Taigi, jeigu jūs norite auginti natūralų, ekologišką derlių ir tuo pačiu metu, kad jis nesirgtų, kad jis būtų sveikas ir gražus ir ekologiškas, tai dabar užeikite į mūsų interneto parduotuvę, paskaitykite tenai dar daugiau informacijos apie sudedamąsias dalis, apie veikimą, apie hipochloro rūgštį, apie ceolitą. Užsisakykite šią priemonę, purškite drąsiai, nebijodami, kad pakenksite arba augalams, arba sau. Ir sėkmės sodinkaujant. Gero jums derliaus.